abiejų komandų oficialių rungtynių. Galim paminėti, jog Džiugas žaidė draugiškas, galimas baigdavosi lygiosiamis. Ir jeigu pasižiūrėsime į praėjusią sezono tarpusio rungtynių balansą, Dainava laimėjo 2 kartus, sykį buvo sužaista lygiosiamis ir sykį laimėjo Džiugas. Čia dabar Simonas Urbys turi progą, jo smūgis virš vartų, bet tai buvo geras šansas. Ir Dainava savo ruoštų apskritai per visą sezoną. Čia toks smūgis, Rebenko reaguoja. Čikovanis. Bent jau kuriam laikui krenta į 7 vietą. Panevėžys iškovojo 38 tašką. Džiugas lieka su 37, bet aišku, dar Džiugas žaidžia savasias rungtynes. Ir čia yra galimybė ir visiems 3 taškams. Simonas Urbys. Nepalyginamai svarbesnės rungtynės. Kova dėl galimybės iškovoti trofėjų. Dainava savo artimiausias rungtynės žais po savaitės jau namuose su Šiauliais. Čia Džiugo ataka, Simonas Urbys, vienas pats ir į Krinskį. Jis tam tikrai turi jėgų, taip pat net nebejoju yra, nepaisant to, jog buvo rinktinių pertraukos metu jis su 21 rinktinė. Čia perdamas, Ačiolas ir nepavyksta pataikyti į vartus, būnant visai šalia vartų. Aišku, trukdė šiek tiek varžovas. Dainava tvarkingai gynasi. Aišku, kai dar yra 3 vidurio gynėjų linija, dar sunkiau Džiugui pralaužti varžovų gynybą. Čia toks smūgis, Krinskis atmuša kamuolį. Sobovalė ir Kurceva. Yra dar Girotaka Yamada. Kalbant apie žaidėjus, kurie gali sustiprinti puolimą, įnešti energijos, Kurcevas. Jo smūgis į Krinskį. Statistiškai taip pat ne pats geriausias sezonas, bet vėlgi, jeigu tik žiūrėsime į skaičius, jeigu žiūrėsime į žaidimą. Čia Dainavos ataka ir Alema muša įvartį. Standartinė situacija pasibaigė Dainavos pirmuoju šį sezoną įvarčiu į Džiugo vartus ir Telšiai siunčiami į knockdowną, o Alemao šį sezoną pelno savo pirmąjį įvartį. Aišku, tai nėra vidurio gynėjo pareigos, bet kampinio metu jis pasižymi, o Stočkūnas pasigerina savo statistiką. Antras rezultatyvus perdavimas jam ir Dainava pirmauja 1-0. Balsavimas vis dar vyksta ir rungtynės taip pat. Laiko dar yra. Dabar Džiugo iš karto atsakymas 1-1. 1-1, na, apie minutę Dainava džiaugiasi persvarą. Aleksandras Kurcevas. Štai taip, pasipylė įvarčiai. Kurcevas pelno 9-ąjį savo sezono įvartį. Ir 1-1, 78 minutė. 77-ąją Dainava veržėsi į priekį, 78-ąją Džiugas lygina rezultatą, Sobovalės perdamas, liečia kamuolį Piliukaitis ir Kurcevas. Visai netrukus paaiškės, kiek laiko yra pridėta šiose rungtynėse, kiek bus pridėta. Girotaka Yamada. Slysteli Japonas ir aišku jau po to nevykęs bandymas. Bet kadangi Dainava daugiau žaidė gynyboje ir buvo mažiau su kamuoliu, tai aišku ir Dudikas buvo mažiau pastebimas. Viskas. Ir antrosios šio vakaro rungtynės baigėsi lygiosiamis 1-1.